Pradedam. Žiauriai vėluojam su naujienu. Vėluojam. Praeitą savaitę jau visi pristatė, o aš kažkur važinėjau, žinai, reikėjo man čia filmuoti, fotografuoti, nebespėjau pristatyti laiku naujo Sigma produkto. Tai du gražuoliai Sigmos mėgstamiem mountam. L-mountas, čia Panasonicas arba Sigma fotoaparatai originalus. Ir Sony. Dabar jau vos nebaigintis aplenkti Canono mountą. Ir, sakykime, bajonetas, tai va, tai Sony yra, turi ryškiai populiaresni, nors mes labai mėgstam Panasonicą, o čia mums toksai mielas. Ką jie išleido? Jie išleido du naujus DG klasės 50-ukus. 50-ukas elitinis ir objektyvas nuo seno Zenito, visą laiką turėjom 50 mm, žmogus su savo kutę mato 50 mm, vos nedartinis vaizdas, aš žiūriu, fokusuoju, yra apie 50 mm, daug kas sako 48, bet tai yra kažkas labai panašiai. Kuom jie įdomus, kodėl mums juos reikėtų įsigyti, kodėl iš viso juos reikėtų kreipti dėmesį. Pradėsiu nuo Soniuko. Tai yra mažas dydis ir svoris. Sigma teigia, kad jie yra lengviausi šiuo metu 50-ukai esantis rinkoje. Ir aš sutinku, nes Sony 50-ukas 1.2 yra sunkesnis ir Canono 50-ukas 1.2 yra sunkesnis. O Nikono reikėtų pasverti, bet aš taip iš atminties manau, kad irgi bus sunkesnis. O Panasonicas neturėjo iki šiol, kol Sigma neišleido, bet savo originalausius taip pat neturi su 1.2. Tai reiškia, ir Pentaxas jau yra veidrodinis, ir Leica naudoja, tarp kitko, irgi L-mountą ir visi Leica sisteminiai. Tai reiškia, Sigma turėtų nemeluoti šitoje vietoje. Ką dar padarė? 1.2 diafragma, žiauriai šviesus objektyvas, labai atvertas, reiškia gražus bohe. Sigma pati stipriai reklamuojasi, ten tokį turi kalną didelį, šalia gamyklos iš ten bėga labai skaistus vandenėlis, grynas ir iš jo gamina stiklą, tai bohe labai liuksiškas, 13 lapelių diafragma sukuria tokį labai įdomų efektą. Ir stiklas apsaugotas nuo visokių vandens lašų, viskas nulaša, jeigu aliejaus pilsit, irgi nulašės. Pažiūrime, koks pas jį yra 72 skersmuo, užsisukote filtrą, jeigu filmuojate ND, jeigu norit peizažą daryti poliarizacinį, vis tiek jis bus daugiau išnaudojamas turbūt ne peizažam, o arba filmavimam, arba gatvės fotografijai, arba portretui. Portretui, aš sakyčiau, biški mažas židinys 50 mm, reikia 85 bent jau, bet tokiem visiems kadram pamatytėm ir kelioniai, tai skaityk ir portretas, ir gražesnis peizažas, viskas gaunasi. Kad nepamiršti, tuoj prinešiu jos arčiau parodyti, komplekte gaunate po tokią gražią naujovišką blendą. Yra dėkliukai, vidaus nerodysiu, nes tai nieko įdomaus nėra, daug instrukcijų, juodi brezentiniai dėkliukai jos nešioti. Viskas, kas yra svarbiausia, yra išimta, tai aš tuoj ateisiu arčiau, parodysiu, kaip jisai atrodo iš arčiau. Naujas 50-ukas su 1.2. O, kaip jis atrodo. O, koks. Kuku. O, geras, matau dangtelį viduje. Kas mato, gauna prizą iš karto. Dangtelis turbūt nebus pati įdomiausia dalis, mes jį padėsime į šoną. Žiūrėkit, ką turi. Autofokusas, rankinis fokusas. Čia fokusuoji rankiniu būdu, įjungi autofokusą, spaudi mygtukas ir pats susifokusuoja. Viskas labai gražu. Art serija. Art serija reiškia, kad bus viskas labai meniška ir gražu, ne? Vaikiškai šnekant. Čia turbūt turėtų būti meninis bohe. Toliau, fokuso lokas, susifokusavai, užsilokinai. Jeigu į tą pačią zoną atėjo kažkokie tokie piliečiai, o galbūt koks nors elnias arba karvė, viskas bus sufokusuota. Pritas iki žadėjau išsiaiškinti, ką reiškia klikas. Klikas labai įdomus dalykas, įjungus kliką. Diafragmos ratelis girdisi, kai sukinėjai jį, turi tokį garsą. Išjungus, jis eina smut, be jokių garsų. Tai vat Sigma įdėjo tokį naują įdomų dalykiuką, kad tu gali arba imituoti diafragmos keitimo garsą, arba palikti ir tiesiog, kai filmuoji tau, tas toksai garsas trak, jisai turėtų erzinti. Tai filmuojant jį išsijungi ir filmuoji jau be jo. O toliau viskas labai standartiška, čia užsilokini. Čia mes matom, kaip tik yra diafragma, arba automatinė, arba nuo 1.2 iki 1.4. Aš jį atlaisvinu, jinai važinėjasi, matot, noriu 1.2 pasistatau rankiniu būdu, noriu 2, noriu 2.8, noriu 5.6. Toks gražuolis. Čia bainetas, čia kontaktai, aišku metalas, magnis, atrodo gražiai, prabangiai, sveria. Irgi kaip daiktas, už kurį būtų verta sumokėti 1-2 eurą. Taip kad žiūrėkit, jeigu turite mountą arba mountą,
įsigykit, naudokit, darykit gražias nuotraukas, filmuokit gražius klipus, uždirbsit, galėsit įsigyti. Viskas yra labai gerai. Tai va tokių naujienų, tai Sigma naujienų turės ir daugiau. Šiandieną išėjo žinia, kad leido pagaliau Canonas, arba Sigma net neklausė ir dabar darys dar ir RF mounto objektyvus, tai turėtumėm pamatyti daug naujų įdomių objektyvų, mes juos mielai jums visiems parodysime. O taip, o šiandienai užteks viskas.